Šį kartą mūsų tyrinėjama tema apie susitarimus. Susitarimai visada yra mainai, kai keli žmonės, minimum 2 žmonės, jie vienas prieš kitą įsipareigoja daryti dalykus. Tie mainai, jie stipriai susiję yra su mūsų įpročiais veikti apskritai gyvenime, kaip mes įpratę esam elgtis su kitais žmonėmis, kaip įpratę su savimi elgtis. Ar galėtume šitoje vietoje mes augti, ugdyti kitus, tobulėti, kaip galėtume tuose mainuose mes dalyvauti, kodėl vaikams sunku laikytis įsipareigojimų, kodėl suaugusiems žmonėms yra sunku laikytis susitarimų dalyvaujant mainuose ir ką mes galėtume padaryti, kad tais mažais žingsneliais įprastume dalyvauti tuose mainuose konstruktyviai, tiesėdami savo žodį, vykdydami savo įsipareigojimą ir šitaip užtikrindami tokį abipusį saugumą, kaip tuos įpročius formuoti, ar nėra per vėlu kartais juos formuoti? Tai ne, nėra per vėlu, nes įpročiai formuojasi tada, kai mes esam motyvuoti, kai mes laukiam atlygio. Seni susiformavę įpročiai sunkiai išsiformuoja, nauji įpročiai formuojasi labai greitai. Mes visą gyvenimą, kada mes besimtume kažkokius įpročius formuotis, jie visada formuojasi. Kol mūsų smegenys gyvos, tol formuojasi įpročiai.